kelią galimi mokesčio tarifai, juos nusistatytų kiekviena savivaldybė, tačiau intervalas didžiulis – 100 000 eurų vertės butas Vilniuje būtų apmokestintas nuo 5 iki 400 eurų per metus. Sako, kad 100 000 eurų butas kainuotų nuo 5 iki 400 eurų per metus. Bet, kiek aš moku matematiką, tai nuo 100 000 4 procentai tai bus 4 000, o ne 400. Važiuokit, kaip TV3 melagiai gražiai suformuoja ir pasako garsu, nes žmonės vieną žiūri akim. 100 000 būtų 100 000 eurų butas, Vilniuje būtų apmokestinamas nuo 5 iki 400 eurų. Ne, būtų nuo 50 iki 4000, nes nuo 100 000 4 procentai yra 4000 eurų. Tai jeigu jūsų butukas kainuoja 100 štukių, per metus 4 štukės mokesčiam. Sveikinam, TV3 vėl mulkina žmonės.